atsidūrė Emilija. Mes jau galėjome kalbėti ir aš juokavau apie lazdą, kad nukreipčiau mintis nuo smėlio numuštų pėdų ir drėgnų kojinių. Why are there so many signs if nobody is supposed to see them? Klausiu. Katrin grožisi medžiais, nes jų Islandijoje mažai. Kalba vėl grįžta prie mano lazdos. Žiūriu į medžius. Vėjas pakilę šlaisto jų lapus ir garsas, kurį girdžiu, labai panašus į tą, kuris lydėjo mus pirmas 4 valandas. Jūra ošė, miškas irgi ošė. Mano akys nukrypsta į lazdą, kurią laikau savo rankoje. Raudona nuospauda tarp rodomojo piršto ir nykščio. Įbrėžimą. Lazda atsimena, kai buvo šaka. Emilija nesupranta, ko aš iš jos noriu. Manau, jog lazda yra lazda, o šaka yra šaka. Ne, lazda kažkada buvo šaka, galbūt net šitame miške. Manai, kai kertam jį, jie atsimena namus. Lazda negali nieko atsiminti. Ji turi ritmą. Ne pati lazda, nesakau, kad ji gyva, turiu omeny jos esmę, ji kažkada buvo šaka. Daug metų buvo jūroje, kol ją išmetė į krantą. Manai, ji kažką pajautė, kai ėjome per mišką. Mišką, kuris ošia kaip jūra. Miškas, jūra, abu jie tapo vienodomis lazdos dalimis. Emilija į mane pasižiūri. Nemanau, kad daiktai turi sielą. Aš nemanau, kad Emilija mane supranta. Ar tai kažkaip susiję su Biliūno lazda? Ji bando vėl. Ir matau, kad jis stengiasi, nors aiškiai mano, kad didesnės nesąmonės dar niekada negirdėjo. Pasipiktinu. Didesnės nesąmonės dar negirdėjau ir aš. Su lazda paliekame mišką, o šimas nutyla. Nebegirdžiu nei jūros, nei medžių lapuose šnarančio vėjo. Ir jaučiu gumulą gerklėje, tarsi išneždama lazdą, išplėšiau paskutinį jos atsiminimą apie jos namus. Bet aš negaliu jos palikti. Ji keliauja su manimi į Nidą, ji keliauja su manimi į Vilnių. Ir mama nesipriešina. Čia mano kursinis, sakau. Jaučiu kažkokią vangią atsakomybę už savo lazdą. Kol aš atsimenu, kad ji kažkada buvo šaka, atsimins ir jie. Ir nors ne visai suprantu kodėl, tai atrodo svarbu.